Ačiū, kad įsijungėte šį video. Nepamirškit paspausti laiką, parašyti komentarą ir pasidalinti su draugais. Pat galite paprenumeruoti, kad susitiktumėm kitose kelionėse. O dabar žiūrėkit, kaip klasiokai sugrįžo į kalnus. Ir ar įvykiam Rysį. Nors palei pavadinimą, manau, kad jūs supratot, kad įvykiam. Taigi, važiuojam. Давай! Давай, Куки! О, папа! Рикtus! О, турбо! Nepykit už triukšmą, daug žmonių, tikrai. Visi kalba, visi geros nuotaikos. Kaip turkai, grilai? Rysis. Yra. Čeks. Uždėt. Čia kamera tai dirbtinis intelektas, gal laiko, nekreipkite dėmesį. Nu, lipom. Nu, ma, tai kur taip. Gerą valandą. O ten telenkai baigti. Sveikutėliai. Susitinkam iš saulėtos Zakopanės. Klasiokai sugrįžti į kalnus. Viskas ne visai palei planą, bet atvykome jau Kuznicę. Parkingą, aišku, visi užmušti vietos, praktiškai niekur neradom. Šokom į autobusą ir atvažiavom už 6 zlotus. Dabar bandysim palaukti bendroje eilėje prie keltuvo į Kasprovių Vierch. Jeigu gausim bilietus, tai užsikelsim į kalnus. O kas laukia toliau, pamatysit. Nepabėkit. Ačiū, kad žiūrit. Palaukiam gerą 20 minučių gyvoje eilėje. Bilietukus nusipirkom į vieną pusę. Užsikelsim, pažiūrėsim. 170 km/h. Po prawej, nieco ukryte w drzewach, zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertyny. Zbudowano je ponad 100 lat. Vieną persikelsim į kitą. Kelsim toliau. Wysiłek się opłacił. 15 marca 1936 roku pierwszy srebrny wagonik pokonał trasę z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Sveiki atvykę į Kasprovių Vierch. Eisim pasivaikščiosim. Čia kasava. Pafilmuosim. Ten mato mūsų Zakopanę. Padarysim lengvą kojų apšilimą nuo ryto. Žilpsim kažkus. Šiaip ten mėnulis dar matom šviečia. Ankstyvas rytas, bet jau žmonių nemažai. Paskui nueisim tenais gal dar pasižiūrėti. Leisimės pėstutę. Grožiai. Vaizdėlis čia. Kažkaip po kojom reikia žiūrėti, kur einat. Bandysim gali tą pusę dar paeiti pasižiūrėti. Aštuonios ryto ir kiek žmonių realiai. Šausim lengvus pusryčius su tokiu vaizdėliu. Tikrai bus neblogai. Kita pusė irgi ne ką prastesnis vaizdas. Nu, tenais matom Gievanto viršūnę. Ten žmonių irgi šiandien milijonas jau čia bus. Jo, ženklai galioja tik mirtingiesiam. Darom vaizdėlių. Į kitą pusę. Žiūrėsim, ar leisimės per tą pusę. Ir vis dėlto per ten bandysim. Dar neapsisprendėm.
jeigu trupinį turėtum, tai turėtum Ma, draugą? nu, man tis draugų susirado čia ant kalnose. Ateikit pas mane, ne, pas mane, nieko neturi. Ateik, YouTube nusifilmuosim. Žvaigždė. Sakykit, palaikinkit kanalą. Antras da. Sugalvom papietauti kažkaip taip. Sveikatėlė, visų. Nebijokit alkoholinis čia, taigi negalima. Tostagautojai va taip ramiai deginas. Su tauriaisiais. Aišku, apie lenkučių kultūrą nekalbėsim, kad nuo stalų nesitraukia valgykloje sėdžia, nors senai viską pavalgė, išgėrė, jau padavė. Arba net neužsisakė. Arba net neužsisakė, ir padavė jos svarą lauką. O mes kultūringai vai lauką. Kažkaip vaizdelį biškiai užstoja, bet viskas gerai. Įmėtam šaibas, pažiūrim. O, ruoda, matas. Nu, jum 2 zlotus sutaupėm. Viskas surašyta, kur kokias. Čia man visiems užpirka už 2 zlotus, dabar galėčiau. Toks nedidelis pastebėjimas apie maistą. Tiksliau pavalgymą ant Kasprovo virch. Tai mes irgi nežinom, dabar tik pamatėm išeitant, kad realiai nusileidus ją pačią vienu aukštu. Irgi lygiai ta pati valgykla yra. Ten maistas 100 gramų, sveriamas maistas, ką įsidedi nuo svorio. Tai 100 gramų beveik 10 zlotų. Tai tam nuliniam aukšte pagrindiniam, kur iškilus pilna žmonių, realiai niekur atsisės, o ten nusileidom pustuščią. Nu, aišku, tik eilės prie tualeto, tai čia kaip ir visur. Tai va, nepatingėkit, biškai nusileiskit ją pačią ramiai pasėdėsit, pavalgysit. Nu, biškai sibuoji? Mantai! Man tik kai žiūrėsi, jaučiai kelnes ten prikrovęs buvai. Tas šiaip normaliai visai sibuoja, bent jau iš pradžių. Na, to ką, pasigrožėsim, o prasivedinsim. Va, čia matom tą vadinamą geltonąją trasą. Bandysim gal vėl leisti žemyn, gal vėl to pačiu keltu, dar svarstam. Nes jau karštis tai saulę kepina, belenkaip. Nu, vaizdelį tikrai verta čia su to keltuviuku. Visas Zakopanė visam grožiai atsivėrė. Ten matėm Černislav sraigtasparnis nuskrido gelbėtojai. Žinau, kad jie kalnuose be reikalo neskraido, jau kažkam nelaimė įvyko. Girim dabar kaip kažkur ten suka ratas. Apsukom ratuką. Kylam į viršų atgal. Vis dėlto su kolektyvu pasitarėm ir nusprendėm, leidžiamės geltonąją trasą. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu pažymėta geltona ar raudona, tai dar nereiškia, kad sunkumas yra jų. Tai tik spalvinis išskirtinumas. O visur rašomas ne atstumas, o laikas, kiek vidutinis įvykimo laikas yra. Tai dabar iki, kur buvom nusileidę iki žemiausio taško, čia jau kem 500 rašo, tai va pasižiūrėsim, kiek mums gausis nusileidžiam. Aišku, užkilt žymiai daugiau. Lengvas sustojimas, pasigrožėt vaizdais. Kasprovo virch paliekam už savęs. Keliaujam į apačią. Nepamirškit pasigrožėt būtinai vaizdais. Vaizdai neblogi spalvoti, viskas gerai. Bet pažiūrėkit, kiek žmonių čia.
Tarp tų grožių visi pasifotkint viską. Wow. Vaizdai gražus, bet žmonių supratimas, kai yra stop linija ir reikia už stop linijos eit, būtinai viską trypti, tai čia kultūros lygis. Vėl lengvas pasitarimas. Toliau galima tiek mėlyną, tiek geltoną trasą eiti. Nu, dar pasigrūžysime vaizdais ir... Einame mėlyną, nes ten skardis yra. Nu, atsprendėm atgal. Sakė atgal, nes... Pamatėm skardį. Mėlyną matas, o geltoną ten apačioj kaip. Nu, davai, varom ten. Ten jau matom biškį nelaimė atsitiko. Gelbėtus sraigtasparnis jau kybo kurį laiką. Einam tau savo taip ramiai. Nu, įbriedis tau savo. Biški pavojinga, ne? Pro tą briedį kaip ir. Šiaip jo, nes galite subaigyti ir durti. Tai švelniai. Neerzins, kaip to praeit siūlai. Stawaj Malina, robi ci fajną fotę. Nieko, ramiai. Briedukso. Draugelis, Taip pat selfiukas su draugelė, ne? Nu va, suvaikščiota 17 km. Dar iki mašinos 2,5 km ir šiandien 20 bus įvykta. Lengvai po kalnus. Taigi rezimuojant šiandien apie tą, kas provi vyrą. Ryte 7:30 parkingai užmušti. Radoma tik už 2,5 km ir tai 10 minučių ir viskas, nebelikę vietų būtų. Bilietus bendruoju eilėj palaukiam. Gal 20 minučių pastovim ir užsikėlėm į viršų. Ir daugiau nusileidom. Ta vadinama geltonąją trasą. Tai žiūrėsim, kas toliau dar čia šiandien bus. Dar ne vakaras. A few moments later. Paliekam tokį vaizdelį, kur mūsų apartamentai. Ir tiesiai per laukus. Kertam kelią, kadangi žinom, einam iki Gubalovkos kalno. Užsikelsim su funikulierium, kaip jis ten skaitos. Pasėdėsim. Pačilinsim, kaip sakoma. Palauksim, kol saulė nusileis, kad apšviestų tos visus kalnus. Nu, turėtų būti geras vaizdelis. Tai nepabėkit, būkit kartu. Kai žmonių kiek. Kai žinot, ar gausim bilietukus pasikelti? Savitarnos kasos, 1-2 bilietukai nupirkti, varom į viršų. Nu, įvarysim su tokiu. Bet jau nebegrįžti tada atgal. Gubalovka. Ar parvarai? Nežinau, žinai, kas jau nevadė. Matau, belėdė. Tarararam. Zakopanės vaizdelis. Tikrai verta užsikilti. Aišku, žmonių daug, bet... Čia mano kamera, matyti, yra jau supista, jinai baltoj. Va, aplankėm Gubalovką. Neinat? Dar į bulvariuką greičiausiai užsuksim. Vis tiek, kad jau atostogaujam šį kartą, tai atostogaujam normaliai, kaip sakant.
Va, 2 boltą paspirtukai. Va, ant paspirtuką, sako, šoksim. Tai susitiksim ryte. Pamatysit ryte, kur nukeliausim. Tai labas rytėlis. Zakopanės, aišku, per mažai. Tai atsiradom Slovakijai. Podlesok. Vietos pavadinimą, aišku, parašysiu. Eisim į Tarpeklį. Kaip tik važiavom iš Zakopanės pro Morskį oko, nu tai ten koks kosmosas. Ta prasme, tiek mašinų nesu matęs dar nuo ryto, kad būtų. Nors ir anksti pravažiavom. Čia šiaip irgi pranašauja virš 30 karščio. Tai biškiai kepsime. Tad nepabėgit. Va, keliavom čia. Dabar pasižiūrėsim, kurį maršrutėlį lengvesnį. Tai va, dabar jums papasakosim. Slovenski rai. Parodytos trasos yra. Visur galima tik palei kryptį ir čia daugmaž pasirinkti atstumą. Čia yra net ir su atstumai surašyta. Atstumai, laikas, viskas. Pirkom didžiausius bilietus, įsaugusiu 4 eurai, galima visas trasas eit, kurias. Bet žiūrėsim palei laiką. Pabandysim nuo Sučabelo, pradėsim, kur esam Podlesok. Ir užkilsim į viršus, pažiūrėsim, kiek čia peisim ratų. Šiaip žmonių gan nemažai turėtų būti, kad nereikėtų grūstis, va. Viskas. Visą informaciją davė. Bandysim, startuojam Podlesoke. Trasa bus Sučabela. Žmonių nemažai nuo ryto. Personalas dirba, bilietus nusipirkom. Nu ir ką, vėl kojikės pamiklinsim. Kremukų prisitėram, kad nenudėk, nes virš 30 bus. Nu, nuo kasos biškį pasiklydom, bet va radom savo trasikę Sučabela 2 valandas. Va, urvai viską. Gerai. Einam. Informaciją reikia siekti atidžiai. Jaučiu, to bilietą net nereikės. O. Jo, pastebėjimas, kad tos bilietus realiai nusirgo, bet niekas neįtikrino nei ką, nebent kažkur parke bus, bet... Na, aišku, sąžiningi esamgi. O, prie įėjimo vis dėlto bilietus patikrino. Gavom perspėjimą, kad reikės palaukti valandėlę prie krioklio, nes pačią populiariausią trasą pasiėmėm. Nu, tai žiūrėsim. Po kol kas šiaip matau, kad vandens visai mažai, nes kiek skaičiau atsiliepimus, kad iš poliučių net šlapiais batais kiti būna. Bet va, gerai, einam. Po kol kas džiaugiamės, gaivu. Ir realiai tikrai per upelę. Reikia eiti, jeigu už po gero lietaus, nu jo, kojikės tikrai šlapios turėtų būti. Nors ir va, batukai waterproof, tai pasižiūrėsim. Kol kas einam. Einam. Pirmieji laiptukai. Einam kartu, ką čia pasiliko tik tais. Čia nėra. Nu, žmonių, kaip matom, paridiniai po biškį. Ką tupiks? Ką tu daro? Gerai, kad žmonių iš gal irgi neįd. Matai? O. Čia nuviršt norėjo vienas. Išsiveris bandžiau. Nu, laiptų valdovai. Į viršų. Sakė, užpakaliai bus užpumpuoti 100%. Eini. Į vandenį įlendi biškį, pašlapini kojas ir eini toliau. Ir eini. Nu, einam. Tas Slovaski rai, rojus.
Ir kuri perspėjo, kad eilė. Bam! Nu, čia manau, pavalgyti, parūkyti. Nuimsim laiką, kiek laiką lauksim. Nu, norit pažiūrėti? Einam kartą. Gal nieks neduos į galvą. Sorry. Thank you. Jaučiat? Ten kažkur. Praėjus 30 minučių po paskutinio įrašo. Liko tiek žmonių. O galo nebesimato. Buvom ten irgi. Jau beveik valandėlė. Matom ir laiptus kopėtėlės. Bet kas atgal tai ten taip. Nu gerai, lipam. Pasižiūrėsim. Ką, jūs čia gerą? Nebelip? Palauk. Nu jau, ta laiptai tai tikrai nėra patogus. Džiulieta? Nu čia įdomi pramogėlė. Atsargiai ten ta pradžia tokia slys. Pradžia slidai ten tokia. Nu, lipom į viršų. Palengviukais. Kaip jums taip? Liuksa, ne? Pala, aš pats paskambinsiu. Tai va, ten užlipom. Čia dar lipam. Ir dar ten lipsim. Va ir ta Sučabela, populiariausia trasa. Nu, lip. O, man tas kaip gražiai bus. Ar taip reikėtų, bet taip visą numindžia, gal taip biškai švariau bus. Čia kamera tai dirbtinis intelektas, jau ką laiką, nekreipkite dėmesį. Nu, lipom. Kuo toliau, to įdomiau einam. Nu, įveikiam pompą 3000. Užlipom ir viršui taip. Irgi neblogs įsdėlės. Čia biškai iš kur reikia prisilaikyti. Nu, saulės, nušviesta pasaka. Atrodo, Valdemarai jau nupirkti aparatą. Nu, jau čia taip skrumniai. Reikia rankytės suglausti. Nu ir dar kopėčikių. Rangoj. Taip. Čia geras toksai. Oho, dar eisim. Nein pralyst. Seniai Lizui.
Nu, ėjom. Pasiekėm viršų netikėtai jau. Nu, buvo parašyta porą valandų, tikrai netiek. Užgaišom su ten palaukimų kies 5. Dabar sprėsim, darysim ratą, jaučiu, kad leistis į apačią. Šiaip gan sunku, karšta iš tikrųjų, tai žiūrim toliau. Kelionę tęsiam tokio žvirkelių biški. Trasos gan painės, bet palei žemėlapį žiūrėjom. Yra tas žymėjimas, tada pasiklausėm vietinių dviračius nuomoje. Buvo mintis dviratį pasimti. 7,50 € arba 12,50 €. Nusileis dviračių. Šiaip irgi alternatyva nebloga ir gan įdomi. Nu, tik ta trasa tokia biški pakratanti. Tai nieko, einam savam kojytėm. Išsisuksim toliau. Va, pagaliau vaizdelį gavom. Jau baigiam nuo kalno nulipti, tada atsivėrė. Kažkaip čia ta vieta vaizdais, ne. Ten tarpekliai labiau. Ne, nenoriu. Nežinau. Nenoriu. Su žymėjimu, tai čia liūdesėlis šiuose vietose. Rodiklių nelabai rasta. Tai žemėlapis irgi nuo realybės tikrai skiriasi, kaip dienai naktis. Kaip minimum bent jau kokį, nežinau, programėlę reikėtų su GPS-u. Nu, aišku, jeigu yra daug laiko, visada galima vaikščioti visą dieną. Kojos tegul dirba. Nu ir ką jūs galvojat? Pradėjom 9:30, 3:30 va ir baigiam. 15 km suvaikščiojom. Nu, šiaip fizinio pasirengimo, manyčiau, tikrai ką reiktų, nes ir blauzas, ir, kaip sakant, užpakalis, viskas normaliai užsikačėlina, kol suvaikštai. Bet verta, manau, atvykti. Tai gal sakyčiau, kokią ankstyvą pavasarį gal, ar rudenį gal net, jeigu orai leidžia. Kad žmonių būtų mažiau, nes dabar tai žmonių, nu, biški per daug. Jo, būtinai vandens reikėt pasiėmę, nes ten vienoje vietoje buvo kalne pasiūlyti, bet daugiau jau sunkiai. Nu gerai, einam ieškoti parkingo, lekiam toliau. Nu, pakeliu namo dar į kavinę Rustiko užsukom netoli pasienį. Šiaip vaibelis tai tikrai geras toksai. Siūlyčiau užsukti picelės ir pelen kokio gerumo. Geras rytelis. Pradedama žygėlis, kaip sakoma. 6:30 ryte. Mes jau atvykę. Parkingas prie Morskio oko. Pradžiai 8 km iki Morskio oko. Paskui pakilsime link ant ežeriuko. Šarnės stav padarysame, man atrodo. Nu ir jeigu oro sąlygos leis, kilsim į viršų ir įsi. Nes šiek tiek apsiniaukę, pranešė lietutį. Apsirengę kai kelininkai, kad visi matytų. Nu ir einam palengviukais. Nepabėkit. Pažiūrėsit, ką pamatysim. Bembiai, kur bėgat? Žiūrė, mūsų parein. Žiūrė, parein. O. Užuodė maistą. Aha. Nu, žiūrė, išlys kiaurai. Vienas, antras. Per. Žiūrė, čia tiesi. Čia dar 2. Jie čia 3. Nu, bičiai, kur vaikštat, varom kartu. Na, čia visiems puikiai žinoma vieta, kas eina. Užteko pait 1,5 kilometro ir striukės išsinėrė iš mūsų. Kad ir puršklėtus, bet einant į kalną su kuprinėm jau visai normaliai yra. Tai einam, nesustojom. Va. Valandą 3:05. Štelės lengvai sustoti, tualetukai po kol kas nemokami. Einam, pasitvarkysim kojytes. Valandą 10 arba valandą 2:05. Saulėtą dieną, tai sakyčiau, tikrai iki ten, nes vaizdelį matysit. Kadangi apsiniaukę, tai mes lipom akmenim, o ne asfaltu. Šiaip saulėtą dieną tikrai patarčiau asfaltuotų keliai, daug gerų vaizdų ten atsiveria. Ne, kažkaip nebūtų logiška. Įdėsiu nuotrauką iš praeitų metų, kai buvom, tiksliau praeitų video viršelio nuotrauką, kur pasidarėm čia koks buvo vaizdas kalnai, kaip matęs, o dabar realiai visiškai nieko.
Nu, žiūrėsim, gal prasigėdris. Beje, nueiti 6 km. Tai va, to 6 km galima su arkliukais užsikelti, arba dabar šių metų tipo naujieną, tai su elektriniu autobusu veža mikriuku. Bet po kol kas 8 ryto jau nei vieną arkliuką, nei vieną autobusą dar nematėm. Va, einam toliau. Kiek čia užtrukome laiko? Valandą 40, 8 kilometriukai ir esam prie Morskį oko. Nu, vaizdelio nėra, bet ir žmonių nėra. O, debesiukai. Žmonės. Jo, žmonės visi kaviniai sėdi. Žiūrėkim, kiek temperatūros rodo. Na, 13. Nedaug. Šiaip biškė liūdesėlis. Aš dabar prognozės pasikeitė, rodo lietų. Į čia tuščiai. Gal laimėsi nuotrauką, kaip turėtų atrodyti, kai buvom prieš tai. Vandenukas, ką? Kaip jums žmonių. Aišku. Man duo viskas tvarkoju, matomumas nelabai. Susiradom draugų, vietinių ir nevietinių. Visi einam link Rysę. Nematyti ežeriuko. Kažkaip bus taip. Nu, baigiam apyti ežeriuko kitą pusę. Sakai, kad labai nesušaltumam, dabar į viršų biškį pavarysim. Užlipus iki antrą ežerą tikrai bus karšta. Nu, iki Rysį 3:50. Iki ežeriuko pusvalandis. Varom. Nu, užlipom. Dalinai. Lietus taip lyna, kad net ūsai sušlapo. Juokauja. Čia jaunimėlis biškį geriau gyvena. Mes čia. Jaunims eina susilaužytais pirštais. O kur žmonės? Nėra žmonių. Čia net vandens nėra. Čia net vanduo nebėga. Geras. Tikrai paieškausi nuotrauką iš to kompo turiu kažkur padaręs. Tokiu kampu, kad čia net vanduo realiai bėga. O Rysį gauna senais. Dabar nieka nėra. Ta prasme, čia per vandenį reikėjo pereit. Ir ten kraklys turėtų bėgti. Bet nei vandens, nei krioklio nėra. Beje, 10 km. Kur vanduo, ne? 10 km nuėjom. 2 valandas kam 5, užkilom. Čia... Yra vandens. Yra. Čia černis tav padrysame. Kažkai, man, kur tas vanduo? Ai, nu tai čia nesiskaita. Va, čia vanduo, va. Žodžiu, Trumsperi kurs. Kalorijas atstatome, varom toliau. Va, vandeniuką. Nu, trumpai staptelėjom. Ką namarom atgal, nes iš tikrųjų vėsoka. Ta drėgmė, tas lietutis toksai purškiantis. Atrodo nieko, bet va, ant kuprinių matom, kad šlampa viskas. Nu, bandom eiti. Kažkaip orai antrą kartą mumis, kaip sakant, apgaun. Nieka, varom pirmin. Čia einam atmosfera, kai iš siaubo filmo tokia. Nei vieno žmogaus. Garsai. Įvairūs garsai aplinkui. Ežers va taip matos. Šiaip akmenys gan slidus, tai biškį reikia atsargiai eiti. Nu, bent jau sakėm, vienas dalykas gerai, kad eilių nebus prie grandinių. Nes žmonių tai visiškai, ta prasme. Wow. Belen kaip mažai.
Užsipsakėm savo atlipį tą kalną. Gal, nu, iš tikrųjų yra užsakyta, kad saulė, va, kai prieisim, pradėsim jau normaliai lipti, tur saulė išys, jeigu saulė išys, bus viskas belen kaip gerai. Tai žodžiu, nepabėgam. Esam tik mes ir antis. Nu, dar žuvis matas plaukiai. Šiaip vandens lygis tai gerai nukritęs. O, čiups kažką. Trys valandos 6 minutės, 11 kilometrų. Mes jau kitoje ežero pusėje pradedam kilti palengiukais. O, kažką dasivėjom pirmus žmonės. Reiškia, gerai varom. Yeah. Nu, einam 3 valandas, kiem 3. Įdėliai normaliai raudoni. Kai vakar, ką būtume įdėgę. Su lengvais sustojimais, nes, nu jo. O, paukštukai skraido. Sakom, aukščio baimės, o taip nebūna. Kai ten apačiai nieko nesimato, nes ten iki apačios, tai jau prieš tai sakė, virš 1,5 kilometro buvom pakilę. Nu nieko, viskas gerai. Nebetoli 2. Nu, nebetoli 2, gal kažkas įbūsim. Nu, pranašai jau viršūnė net apšviečia. Gal važlipsim, būsim virš debesų. Tikėkimės. O, čia koks vaizdelis toj pusėj. Gerulis. Nu. Uhu. Geras žinias. Lietuvaičiai pranešė viršui giedrą. Varom aukštyn. Matos apačią? Ne, vėl iš karto užtraukė. Tu pradedu užtraukinį. Minučių reikals ir viskas pasislėpė. Ir bus ta vieta, va, čia va, kur buvom. Biški vaizdelis. Labai panašu. Ten viršūnė turėtų būti, palei viską. Jokiamas, kad žmonių nėra, bet šiaip yra. Minutės reikalas ir va, vaizdelį tokie, nu, baikit. Žiūrė, mėlyna, debes dangų matau. Nu, jeigu viršui bus saulė, tai belen kaip, belen kaip. Ir ta viršūnėlė. Kiek atgaminom, ten tiesiai tas akmuo, kur pernai buvom dalipę. Pažiūrėsiu, pamatysiu video rasti ir va šitą vietą viskas pilnai po sniegu buvo. O ten va, jau viršūnė atsidengi. Ten da atbrailai ir bus, sustosim. Varom. Nu, pakol kas belen kokie happy, kad viskas atsivėrė. Vaizdai. Nu, jau tikrai buvo verta. Gal užlipsim, nieką nematysim, bet va. Čia dar nuo tos salelės užlipsim, turėtų gerai matytis. Gal net ir ežerai atsivars. Nu, čia tiek žmonių. Matom pažymėtas sraigtasparnį leistis. Wow. Čia yra, wow. Ten matau. Ten. Ten. Ir va ten. Nu, jau saulė daro savo. Grožiai atsiveria. Ežeriukas jau. Nu, dar yra reikalų. Tai varom. Nu, vaizdai tikrai verti. Visų pastangų, jėgų čia ateiti. Ir išlieto prakaito. O, kaip greitai debesis užeina. O mes ką? Mes jau prie grandinių. Smagiai dalis prasidėjo. Pirštinaitės trauktis. Ja. O jūs keliaujate ant galvos ir kažkiek paeisim. Pasižiūrėsit, kaip atrodo, kaip pensininkai varo į viršų. Nu, let's go, jaunimas. Tikiuosi gerai matot. Su karabinais tikėjom biški prastai, nes ta grandinė čia neįtempta.
Aš gal prisilaikysis, tai tą Ne, aš grindžiu. kažkaip, žinai, pradėjau eiti ir žiūrį, ne taip biškai. Šiaip aš tai toj cheat code įjungsiu. Tada tik tikuojas 3 dienas turi dirbti. Nu, čia tokį eilutį einam. Klausas, spėjai. They're the similar kind of guys. A ko nesmagiai sudainuome kalną? Tarptautinis teams. Estų betrūks dar tik tai. Na, bandom. Wow. Čia jau stipriai. Čia jau ne šuns papai. Čia gali taip ir nusvirt biškelį. Gali. Palauk, vien žmogus išgravo, kai aš įsikabinęs su... Tu neturėtum kabintis. Aš taip ir laikau. Čia netgi yra ir sekančią patemi. Nes aš prieš tai, kai patempiau, žiūriu, kitą išsitempė. Eik tu savo. Nu čia nusileisti, bus įdomi tą vietą. Pagalvotum, kad 3 metrai. Kiek? Sako, Į apačią tik 3 metrai. tokį pamačias aukščio baimės, jeigu sergė, tai net nesuprasi, kad aukštais. O panas irgi vara iš Latvijos. Sakė, broliukai pirmin. Geriau, čia gali va ir... Tokia, gali, kai ant suoliuką, jis gal atsisėdė. Nu, vaikučiai, laukiam. Back to school. Taip, ramiai, o ten... Kai žmonių. O juokiamas, kad nieka nėra. Oi, tai 3 metrai pasidarė aukščiau. Jo. Jis padarė. O. Generacija pagaliau. Hello. Taigi biškina galvos, kai aš purtau vaizdą, labai greitai bus. Apsuk 360. Gali linkėjimą perduoti? Labas, mama, linkėjimai. Kopiame rysi. Čia žiūrėk, va, ne aukštai. Ne, va, keli metrai. Latvijai gali irgi pasakyti, kad mamai linkėjimus perduot. Sakė, pasižiės. Išgadins mamą. Taip smagiai. Jo. Čia panik irgi vara. Oi, sakyk, šaltuką čia papučia. Čia kokia dramatiška muzika, man dabar reikėtų ant YouTube uždėti. Kai filmuoju. Kai čia varo alpinistai, čia Jo, šiečia. Kas smagiai vietelė yra. Opa. Smagiai čia taip. Hua! Keičias laikau, bet anksčiau tiesiog gert madinga būdavo. Tai va. Tai mes vakar nesvydavom. Ne, geriau ten, kaip keitė, bet sėdėtumėm Turkijoje, Egipte, tu gautų savaitę laiko uždūzėt. Turiu 10 km. Čia kai durniukai prakaitą lėjai kop. Po savaitės atostogų grįžiu, iš tikrųjų viskas lungės rūmė. Anksti.
Tokia ilga čia. Jo, čia. Nu, prasilenk tokiai vietoj įdomiai čia visai. You can go down. Prasileisim ir einam. Wow, reikėlės. Daug, kad žinok, 2 eurus mokės. Tada jau ką atvažiuosiu pasiimti. Beždžioniukų šou einam. Rugpjūčio 29 iki 31. Trakai Vilnius. Lauk, iš naujo paleisiu. Yeah. Toks vaibėlis. Gaila ilgiau 10 sekundžių negaliu, nes autorių teisės bus. Why to go to Turkish all-inclusive if you can go to mountains? Žinok, Tai va, nesiskulčiu. viršūnė ten. Gilam iš ten. Biški. At my son is here. O, Sunny day. kamštis. Ta prasme, čia tai easy peasy yra. Palaukat, ant galvos einam. Čia biški lauk žmonių, tai... Taip, į apačią. O ten tarpeklis, kas ten? Jo, čia tarpeklis. Man, žinok, žiedinį iš tikrųjų pradės skaudėti. Karočią, čia jau granai ant grandinių dirbi. I feel it in my touch. I mean, it's not worse than everything was before. Yeah, I know. Yeah, it will be gonna be worse to go down. Oh yeah. Svarbu nežiūrėti atgal, ne? Ir į apačią, kaip čia. Labai gerai iš tikrųjų gal, kad tas rūkdavai įsidėjo. Jo. Kol užlipsiu. Renderina. GeForce. Iš dalies tai džiugus, kad ten nieko nesimato, nes ten būtų toks baisumėlis. Ir va čia per tokią keterą. I'm Ten. not gonna lie, but be careful. Oh, thank you. How the view in here, in this Aš tai side. galiu pasakyti, Shit. kad saugiai jaučiuosi tik atsisėdęs. Ir nežiūrėk iš šonus. Nes kojas atrodo, kad slysta visą laiką. It's so beautiful. Even hold my breath. Neprikolinam, tikrai užlipom. Ten tiesiai beliko paeiti. Iš Lenkijos kaip? A, tai iš kur? Nu, vaikučiai pabiručiai. Čia vieni iš Šiaulių irgi sukčiavai. Iš Slovakijos pusės atėjo. Mes va. Paskutinę valandą žiedinį labai skaudėjo. Rysi. Man tai nekomentuok apie savo raumenį, nebus įdomu. Ypač va čia, va, tas liko keliasdešimt metrų. Tai liko toks tarp pliuks kažkiek. Užlipai ir va taip. Vaizdai, vaizdelį. Jeigu pusės. Tai va čia tas, čia... Nu, čia ties. Grandinė, viskas. Ir Slovakijos keliukas. Kelias sekundės pagauti. Mes atėjom iš čia. Vėl mes matome. 6:19 ir nueita 14 km. Ir viršūnė. Kad ne feikas, rysis 5 beveik. Prisiminiau, kad aš irgi turiu šovį, net nešiau. Reikia šauti. Leistis reikės. Pasirinkimas ant kalnų, ko tik turi. Parodė, kad čia turi. Tuoj. Ai, jau mat, o, prigavau, netyčia. Aš turiu paskutinį kadrą turbūt. Vaibėlis fotosesija, lietuvių. Ir latvių. Nepykit už triukšmą, daug žmonių, tikrai. Visi kalba, visi geros nuotaikos. Kaip turkai grilai. No, babe. You can go alone. You know, like, okay, next year. Rysis. Yra. Čeks, uždėt. Nu va, vėl rūkėlis uždėjo. Pasėdėjom. Ir einam. Laiko nebūsiu sustabdęs. Nuo pradžio 6:30, po pirmus 10 leidžiamės žemyn. Mantė? Nežiūrėk žemyn. Vaizdelis tai. Šauliška veikla, va. Kaip pasitarnavo, ne?
Tarararam. We need another one. Nu, taip, ramiai. Čia panikė, kaip tik sakė, sako, dar 2 jokių trūksta iš galo, kad žiūrėt, kur lipti. Mama, linkėjimai. Lemba, kaip čia prižindas gelbė. Tikiuosi, kad čia nežiūrėsi. Prasuksi arba nežiūrėsi, paspausi tik laiką. Nėra čia statėjim per kamerą, tai šitą čia atrodys babų dainas. Sieną nusileidinėt beveik. Čia biškai nusileidom nuo kalniuko. Sakom, reik pavalgyti lengvai. Čia turbūt daug kas žinot. Šią vietą kas buvo čia. Kur pačias gražiausias nuotraukos į ežerus. Tai va, romantiškai taip atsisėdi ir galiu nusifotografuoti. Gaila, kad tik ne šiandien. Mane iš galo. Iš galo? Galit bandutės parodyti. Vis dėlto buvo. Kol leidžiamės, galiu papasakoti apie laiką. Jau nuo išėjimo einam 8,5 valandos. Nueita 17 km. Ir va, virš ežeriuko atsiveria vaizdai. Buvom viršūniai, saulė išlysdavo. Vakas nuo vaizdo vos nenukrito. Čia mumis lepin vaizdais. Vienas iš tų vaizdų, kuris tikrai verta čia atvažiuoti. At least two likes. Ačiū, kad įsijungėt šį video. Nepamirškit paspausti laiką, parašyti komentarą ir pasidalinti su draugais. Bet galite paprenumeruoti, kad susitiktumėm kitose kelionėse. O dabar žiūrėkit, kaip klasiokai sugrįžo į kalnus. Ir ar įvykėm Rysį. Nors palei pavadinimą, manau, kad jūs supratot, kad įvykėm. Taigi, važiuojam. Mes tai jaučiu, eisim per tą patį, kur atėjom. Ten biškai toliau gaunas. Bet kai nesatėję, nes va ten nuo... Nu, mūsų tarptautinė jungtinė komanda Rysį įveikėjai leidžiasi jau žemyn. Tiek beliko iki Marskioko ir jau į parkingą tiesiai. Paliekam kalnus. Iki kitų kartų bus. Kol laikrodukas dar neišsikrovė, tai jau nuėjom 20 km. Grįžom prie Marskioko pradžios. Einam beveik 10 valandų. Iki parkingo 8 km. Nu ir va, pusantros 2 valandėlės dar. Na tai, per 12 valandėlių kažkas pirmyn atgal savaikštama. Taip ramiai, su poilsiu, su skol, laiko nestabdžiau. O dabar žiūrėkit žmonių, kiek atsiradė biški. Žinot, kas yra motyvacijos viršūnė? Kai praeini 20 km, kitaip va pasitenk tave. Aišku, vaizdelis 2000 iš kartą. Nu jo, gyvenk ir žvenk. Sveikutėlį iš ryto. Kojas pailsiai išparys, emocijos jau, kaip sakant, suvirškintos. Ačiū visai vakarykščiai komandai, su kuria susipažinom, kartu kopam. Iš Latvijos, iš Lenkijos, iš Vilniaus. Šauniai praleidom laiką, su dainom, kaip sakant. O šiandien į vieną populiariausių, čia šios vasaros Zakopanėj lankytinų vietų, gal sakyčiau. Tai Poronin apžvalgos bokštas. Atvykom nuo ryto, nemažai tautiečių, aišku, kaip ir visoje Zakopanėje. Ir einam pasižvalgysim. Iš karto pastebėjimas apie parkingą.
Mes pasistatėm tik įvažiavus. Sumokėm 30 zlotų, dar iki bokšto čia reikia eit. O čia toliau irgi 30 zlotų tiek pat kainuoja. Tai, žodžiu, važiuokit toliau link bokšto. Na, atrodo neblogai pakalkos. Nu, kas bijo aukščio, tai neikit. Ypač ant tinklo, ten bus įdomi. Nu, kainėlės įdomios. Šiam 9 zlotukui saugusiu. Nu, aišku, vaikų pensininkai biškai pigiau. Nučiuožimas, vienas čiuožimas 10 zlotų. Nu, aišku, daugiau čia vėl. Nu, šiam 9, na, pažiūrėsim, ar verta čia. Važiavam 10 valandą, tik žmonių, sakyčiau, visai dar nedaug. Na, aišku, pirmadienis. Nes savaitgalį tai jaučiu normaliai čia. Nu ir einam, pasižiūrėsim. Su vaizdeliu, va, Tatrų kalnas bus. Kas norėsi gerų kadrų, žinau, kad reiks ir eilėj biškį palaukti. Nors ten anksčiau dar vienas turėtas stiklinis. Gal ten pasifotkinsi. Nu, po kol kas, kad ir šiam 9 zlotai, bet, nu, nežinau. Šiaip gan įdomu. Ei, čia matau vyrą, kas nori pabandyti, kur su mažais vaikais lys per tos tunelius. Tik suaugę lent. Ei, čia tik suaugę lent? Pažiūrėk, suaugę lent žmonės. Kur tu čia? Ten galima įlysti net į tą burbulą įeiti. Nu, jo, čia. Įdomiai. Norit ekskursijos? Eikit, pasivaikščiosit. Sorry, if it's possible, can I walk through? Niektórzy też tak jak w Krakowie. Thank you. Varom vieni patys. Visai nebaisu. O, ale dobrze. O. Idziemy tam? Tak. Taigi, esam kupole. Iš čia yra du keliai. Ilgesnis arba šortkutas. Šį kartą einam šortkutu, nes anam keli kamščiai. A jeigu užstriksi, šaukt pagalbos? Eisim ant tinklą irgi pasižiūrėti. Pasibuoti. Не качаться, так нельзя делать.
Vaizdai gražus tikrai. Greitai. Svarbu ją pačią, nežiūrėk, greitai. Paleidom operatorių. Dawaj, Guti! Yes? Okay? I kulki. Yep. Good, but... No, dawaj, dawaj. Red one. Dawaj. Dawaj, kulki. O, papa! Baigtus! O, turbo! Nu, nusileidau. Nuotraukas neimsiu. Turėsiu video YouTube'ai. Tikrai buvo baisoka, švelniai tariant. Aplankėm šitą vietelę. Šiam 9 zlotai. Na, gal ir verta. Vaizdas tikrai geras, geroj vietoj. Nusileidimas su tomu išito vamzdžiu 10 zlotų. Irgi rekomenduosim gal greičiausiai. Pamatysit video, kaip ten smagu nusileisti. Parkingas 30 zlotų. Ar jūs statysit čia prie pat bokšto, ar ten toliau, kur mes palikom, tą patį kainą. Tai iš karto važiuok čia prie bokšto, jeigu nebus vietos, visada grįžti tenais. Tai va, keliaujam toliau. Štai ir išaušo paskutinės mūsų rytas Zakopaniai. Paskutiniai vaizdai. Baigęs mūsų klasiokų žygis į kalnus. Tiksliau klasiokų kelionę gal. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškit paprenumeruoti ir susitiksim kitą kartą. Taip pat ačiū visiems, kurie ekspromtų kompanijoje gavos ir kopė tyrysi kartu. Mūsų visai komandai. Paldės. Thank you for watching. Bye.